Bet pirmas klausimas, man atrodo, tai ko man reikia. Nu, jis toks trivialus, man atrodo, vat, klausant tavęs. Ir dabar galvoju, ar tas reiškia, kad ne visada vadovai turi atsakymą į šitą klausimą, pradėdami paiešką? Ne. O bet tai kaip taip gali būti? Tai pardavimo vadovas, įmonės vadovas, jis nežino, ko jam reikia? Kur mes stringam čia tą vietą? Jeigu taip, nu tai yra labai daug skirtingų situacijų, bet vien iš to, kiek aš turiu situacijų, esu turėjusi situacijų, kaip eigoje keičiasi reikalavimai. Jeigu man pradėjus kalbinti kandidatus, pirmuosius žiūriu, kad man tiesiog junioro neužtenka, man reikia jau labiau patyrusio, ten 2-3 metus turinčio, arba ieškojau HR žmogaus, bet man staiga administracijos vadovo viso reikia, nes aš dar noriu gal kažkokį operacijų dalį uždėti ant to žmogaus, bekalbant man kilo. Tai va čia tie pokyčiai identifikuoja, kad ne visą laiką žinom, ko reikia. Ir tai čia dalis, dar yra ta dalis, kai jeigu, pavyzdžiui, aš niekada neturėjau tokio specialisto savo komandoje, jeigu man kaip vadovui priskyrė kažkokią funkciją, nu, vat, aš esu pardavimų vadovas ir man priskyrė marketingą dar į komandą, ar nesujungė. Ir aš niekada nesamdžiau marketingo, tai kaip dabar man žinoti, ko man čia reikia. Tai va, ta dalis yra dažnai ne tokia triviali ir galima labai lengvai tai išspręsti, kalbantis su rinkos guru, kad ir vat, kaip agentūra, ar ne, atrankų, su profesionalais, su tais pačiais, kurie daro tą darbą. Pirmiausia, ne išorė žiūrėti, o viduje su tai žmonėm, kurie galbūt jau daro tą patį darbą, gali pasakyti, kur yra skylės, kokių mums žmonių reikia tas spragas užpildyti mūsų procesuose ir darbo organizavime. Tai tą dalyką labai galima lengvai išspręsti, bet kartais jisai sprendžiasi jau atrankos eigoje, deginant kandidatus, kuriant blogą patirtį kandidatam. Nu, visokių būna dėja, bet nemalonių situacijų. Aš dabar prisimenu savo patirtį, priminėjant žmonės, atrinkinėjant juos. Ir galvoju, kad nėra toks retas atvejis, kad bekalbant su kandidatais, taiga paaiškėja, kad kažin ar mes rasim to, ko mums reikia, taip kaip reikia. Ir tada gal, nežinau, keiskim, susimažinkim lūkesčius arba atvirkščiai pasididinkim lūkesčius. Tai vat kaip tokiu atveju. Nes vėl tas atranka, paieška ir atranka, jinai netrunka taip labai trumpai, dažnai būna ten mėnesių, o kartais ir ilgesnis procesas. Ir eigoj paaiškėja tam tikri dalykai, ypač, kaip sakyti, neturėjom anksčiau. Paaiškėja dalykai, apie kuriuos anksčiau nepagalvojom, praleidom ką nors, pasikeitė nuomonės arba požiūriai. Kiek to leidžiama arba kiek tas logiška, ar kiek tas yra gerai, keisti eigoj. Nes, kaip tu sakai, iš anksto, žinau, ko noriu, atėjau su agentūra, susitariau, paaiškinau, ko noriu, visi vieni kitų supratom, agentūra eina ieško, aš gaunu tai, ko aš norėjau, ir ten visi tie dalykai. Bet gal kartais galima keisti būtų. Būtina keisti. Aš šnekėsiu žmonėm ir pamačiau, kad truputėlį gal keiskim, ne taip turėtų būti, ne to noriu. Ir čia, matyti, yra neišvengiamybė, keitimas yra neišvengiamybė, nes verslo poreikiai keičiasi, ar ne, galų gale ir ką man samdyti to, ką aš sakiau, kad noriu samdyti, jeigu man staiga to žmogaus netokio reikia. Tai leidžiama ir viskas priklauso nuo komunikacijos aiškumo, o kodėl mes staiga keičiam. Net gali, pavyzdžiui, atrankų specialistas ateiti ir pasakyti, mums reikia keisti. Nes atlyginimas, kurį planavo mokėti, mes nenuperkam to, ką norėjom nupirkti rinkoje. Taip. Tai tas keitimas, jisai nėra, net, ta prasme, būtinas, tiesiog būtinas. Visą laiką, priklauso nuo to, kurio stadijoje esi, bet viskas, kas pirmiausia komunikacijas, atsisėdimas ir savo atsakymas, ar ne, kad taip mums keičia, man jau kažko kito reikia, tada komunikavimas su atrankų komanda arba mano keitimas strategijos, ką aš dabar medžioju pas save į komandą.
Ir komunikavimas, jeigu jau yra procese kandidatų, nuoširdžiai ir atvirai sakyti, taip, mums pasikeitė vat, po pokalbių arba verslo poreikis pasikeitė eigoje ir mes turime, ačiū, kad dalyvavai ten 1, 2 ar net kartais 3 ar 4 etapus, bet mes negalėsim pakviesti tavęs prisijungti. Tai tas komunikacijos aiškumas, kad ne tu blogas kaip kandidatas, ypač ta jautri vieta, kai mes kuriame kandidato patirtį ir tie pokyčiai nutinka. O iš tavo patirties, kokias klaidas dažniausiai tu matai darant vadovus, kurie atrinkinėja? Kiek turiu bullet pointų įvardinti? Aš galvoju, į 80 geriau tilpkim. Tai nesmulkinsiu labai. Ne, yra gal tokios esminės, tai pirmiausia, nežinoju, kaip klaida, tai neapsibrėžimas savo, tai ko man reikia, neįsivardinimas, nesupratimas, neįsigilinimas. Jeigu aš nežinau, kaip tas darbas yra daromas, tai aš kaip samdantysis vadovas bent jau preliminariai turiu jį pradėti suprasti prieš kalbindamas kandidatus. Nes būna ir taip, kad aš samdau pats nebūdamas tos srities profesionalas. Tam samdau žmogų savo komandą. Tai supratimas čia yra grėblys, kur kartais žmogus atėjęs kandidatas aiškina, kaip tą darbą daryti ir vadovas tiesiog linksi ir negali net pagilinti, tai ar turi tas žmogus kompetenciją ar ne. Kita dalis yra ta piniginis ar ne klausimas, aš turiu žinoti, kas yra normalu toj rinkoje mokėti už to lygio specialistą, kurį aš ruošiuosi samdyti, kad nepermokėti ir nepasiūlyti juokingai mažo ir apsijuokti rinkoje. Kita dalis yra... O įmanoma, įmanoma apsijuokti, nes tiesiog žmogus neateis, nes dabar viską mes ten matom tos skaičius. Jis neateis ir neateis, ar prieš ką čia mes apsijuoksim, ar čia tiesiog kiti skaitydami tos skelbimus juoksis iš mūsų. Rinkoje susidaro, kaip darbdavio įvaizdis yra labai jautrus dalykas. Taip, supratau. Tai reiškia, kad šitas darbdavys siūlo juokingai mažą atlygį. Nori kosmoso, moka grašius. Nori kosminio laivo, moka už Volkswageną Golfą. Tai va, tai iš tos pusės irgi yra, kur mes turim adekvačiai įsivertinti, ką gali mokėti ir už tą gauti. Toliau einant komunikacija, tai kas darys atranką? Aš kaip samdantysis vadovas esu bet kokiu atveju, galutinė atsakomybė yra pas mane, bet aš galiu pats darytis, galiu turėti vidinę atrankų komandą, galiu turėti išorinį atrankų partnerį. Tai čia tiesiog susikomunikavimas, blogiausias atvejis yra tada, kai aš einu pas atrankų savo partnerį ar vidinį žmogų ir klausiu, kur mano kandidatai, ar ne? Tarsi aš nesu atsakingas, tu esi atsakingas, visa atsakomybė tarsi būtų pas tave. O kaip čia turėtų būti tavo galva, nes aš natūraliai, jeigu aš perku paslaugą iš kompanijos, kuri man turėtų atvesti kandidatus, aš ateinu, gal ne taip, kaip tu parodėjai, truputėlį švelniau, bet vis tiek aš klausiu, kur tie kandidatai dabar. O būna taip ir labai atvirų tekstų ir tada, ką aš noriu pasakyti šitoje vietoje, tai yra bendradarbiavimas, yra matyti geriausias kelias, kur, tai jeigu bus išorinis atrankų partneris, taip ir bus, aš perku paslaugą, moku jiem už tai. Tai čia gal mažiausiai to bendradarbiavimo kliūčių, arba toks vis tiek sutartimi ir pinigais paremtas santykis, bet čia gal labiau dar į vidinę atrankų komandą, kur, taip, jisai yra vidinis mano paslaugos teikėjas, mano tas rekrūteris, bet vis tiek tai yra kolegiškas ryšys. Ką aš noriu, tas bendradarbiavimas ir atsakomybės pasiskirstimas, tai gerai, tai ką aš kaip samdantysis vadovas galiu padaryti kaip minimum, pasišėrinti skelbimą ar tam postą LinkedIn, kurį tik ką padarė rekrūteris, galiu parašyti, ar pats padaryti, galiu savo komandos apklausti, gal turit kažką pasiūlyti iš savo pažįstamų, kas tiktų tokiai roliai, paskleisti organizacijoje, aš samdau, gal turit kažką iš savo aplinkos, kur norėtumėt pasiūlyti dirbti mūsų organizacijai. Ir tai turi daryti, mano galva, idealiu atveju samdantysis vadovas, nes jisai turi afišuotis kaip tas, kuriam rūpi. Tada, čia mes einam jau į tą interviavimo, ar ne, bet lygiai taip pat irgi tos atsakomybės ir bendradarbiavimas
paliečiamas, kad kai vedamas, pavyzdžiui, interviu, tai ne rekruteris jį turėtų. Dažniausiai būna dalyvauja rekruteris ir samdantysis vadovas, ir vadovas yra vairuotojas viso to pokalbio, nes šiaip kontrolinius klausimus aš užduosiu ir čia patikrinsiu dabar. Bet aš turiu gebėti parduoti įmonę, projektą, produktą, viską, save kaip potencialų tiesioginį vadovą. Ir tada tas bendradarbiavimas ir turi būti tame, kad aš turiu jausti tą atsakomybę už užtikrinimą žmogiškų resursų savo komandoje, vykdyti užduotis ir ten pasiekti tuos tikslus, kuriuos man kelia organizacija. Tai va tada čia yra toks didžiulis grėblys, kur gali užlipti jo kiekviename, nes pasidėjom į kitus etapus jau ten. Nes čia tu sakai labai svarbų dalyką susijusi su to vadovo kompetencija. Tai reiškia, kad jisai turi gebėti vesti interviu, jis turi žinoti, kokius klausimus užduoti, kaip paklausti, ko nekalbėti, kaip suprasti, kaip išsiaiškinti. Ir čia, palauk, bet tai čia visa profesija tame. Taip, ne veltui vadinasi samdantysis vadovas. Tai šitoj vietoj tikrai yra, yra įgūdis samdyti, kaip ir atleisti žmogų, kaip ir valdyti jo performansą, ar ne, tai yra įgūdis, kurį turi turėti vadovo rolėje esantis žmogus. Ir nes jis geriausiai žino, koks jisai yra kaip vadovas, jisai geriausiai žino, ką turės tas žmogus daryti, jis geriausiai žino, tai kokia ta organizacija yra, kur jinai eina ir panašiai. Tai mes pradėjom nuo klaidų, kurias klaidas daro, tai jeigu grįžti truputėlį atgal, gal dar gali kažką svarbaus paminėti. Gerai, tai gali dar samdantysis vadovas, pavyzdžiui, neteikti pasiūlymų pats, nevaldyti kandidato abejonių, dviejonių, kai jau yra, aš išsirinkau kaip samdantysis vadovas žmogų, noriu jo į komandą ir staiga numetu HR-ui, ten paduok tą pasiūlymą, pasirašykit jūs ten popieriukus, aš pirmą dieną gal turėsiu jį, gal sutiksiu žmogų arba ne. Nes ten yra jautriausi dalykai. Kai jau pateikiau pasiūlymą, iki pirmos darbo dienos, pavyzdžiui, nekomunikuoti tame tarpe, 20 kalendorinių paprastai, ir nebūna pas mus rinkoje. Kai jau tas išdirbimas kažkur ten kito organizacijų, kur yra tas žmogus. Pavyzdžiui, nieko tylėti, nieko neinformuoti, tai kokia bus pirma darbo diena. Neinformuoti organizacijos, kad čia naujas žmogus prisijungia ir visi galvoja, čia klientas, čia kas toks tiekėjas gal atėjo į ofisą. Tada pirmą darbo dieną neduoti jokio onboardingo plano įvedimo, ar ne, nesuplanuoti, kas įveda, kokiom temom įveda, kokią meeting room'e, kokią valandą, ar ne. Nežinoti, tai ko aš tikiuosi iš to žmogaus per bandomąjį laikotarpį, per pirmą mėnesį, per 3, per 6, per 12, neturėti savo atsakymų, ko aš noriu iš to žmogaus. Taip, tai čia dar daug matyt galėčiau smulkinti, bet jo, matyt yra daug tokių kabliukų, kur gali pasimauti ir prarasti gerus žmonės arba, blogiausia atveju gadinti įmonės reputaciją, kurią atstovauji, kurią samdai. Dabar šito momentu klausimas galėtų būti, šiek tiek, tu jau pasakėjai, bet vis dėlto, jeigu pamėginti apibrėžti, tiksliau, konkrečiau, kurioje vietoje baigėsi, nežinau, agentūros arba atrankos žmogaus atsakomybės ir kur prasideda vadovo atsakomybės, ar tai būtų pardavimo vadovas, ar tai būtų įmonės vadovas. Galim šitą iš vis apibrėžti, aiškiai, čia viena, čia kita pusė. Matyt, universalių taisyklių nėra, viskas yra pagal, kiekvienas samdantysis vadovas yra labai unikalus iš mano patirties. Vienas, C lygio vadovas, tekę yra samdyti didžiuliai valstybės valdomai organizacijai ir aukščiausio lygio vadovas buvo samdantysis vadovas. Ir tada jo kalendorijoje gauti laiką interviu ir apskritai kokį nors interesą, kad daugiau negu mes susitikom valandą laiko, aptarėm poziciją ir aš nuėjau atnešti kandidatų jam,
ten vargu ar galima dar tikėtis. Visa Mhm. didelė dalis komunikacijos vyksta per asistentus ir panašiai. Tai čia toks, kur, nu, ten tiesiog, tai yra toks, nu, jau savaime padiktuoja, kiek ten to bendradarbiavimo ir bendravimo, jeigu gali tikėtis. Ir yra tokių, kur, pavyzdžiui, net neturi atrankų konsultantų arba viduje atrankų profesionalų ir tada visa atsakomybė yra to samdančiojo vadovo rankose, kur kiek aš parašysiu LinkedIn, kiek aš praskleisiu ir gausiu rekomendacijų iš to, tiek aš ir turėsiu. Ir tada nuo iki galėtų būti visame. Ir šiaip per vidurį yra tikrai tokių ir didelėse ir mažesnėse organizacijose, kur nori įsitraukti, kur skleidžia žinę ir eina, ir daro, ir kviečia, ir kiekvieną progą panaudoja, ir eina į kandidatų valdymo sistemą, graduoja žvaigždutės žymi ir dėlioja ten per etapus tos kandidatus, pats pasiskambina, susiplanuoja interviu, nors yra atrankų profesionalas, bet pats nori tas žmogus, ar ne, tas samdantysis vadovas. O kitas sako, nu, gal aš sužymėjau ten žvaigždutėm, bet aš tai neskambinsiu, tu turi prieimą prie mano kalendoriaus, tai ką suplanuosi, tą ir turėsim. Tai sutarimo reikalas pagal galimybės, pagal užimtumą, kiekvienas vadovas, mano patirtim, yra labai unikalus. Dažnai yra sakoma, bent jau dažnai girdim, nusipirkti žmogų, nusipirkti pardavėją, mes visi kalbam čia apie pardavimo žmogaus nusipirkimą iš kažkur. Tai daugelis žmonių, kurie klausosi mūsų, jie yra pardavimo vadovai arba įmonių vadovai, kur pardavimas yra svarbiausia funkcija. Taip. Dabar beklausydamas tavęs, aš pagalvojau, kad tai ar čia mes turim nusipirkti žmogų, ar čia yra žmogaus pirkimo procesas, ar čia yra įmonės pardavimo tam žmogui procesas? Nu ir labai filosofiškai galima pasižiūrėti į šitą Platus klausimas. Procesą, nes jeigu mes galvosim, darbiniai santykiai, ar ne, šiaip yra kaip ir bet kurie kiti santykiai. Ir mes ir šeimoje parduodam savo idėjas, kaip leisim savaitgalį, taip ir lygiai taip pat parduodam kažkam idėją, tame santykė, kurį mes pardavinėjam idėją, kad tai galėtų būti tie mūsų bendri darbiniai santykiai. Tai aš manau, kad čia pardavimas vyksta į visas pusės. Aš kaip samdantysis vadovas parduodu organizaciją, parduodu, nes to neišvengsi tikėtis, kad čia ateina man tik kandidatas parsidavinėti. Taip, yra tokių rinkoje buvę situacijų ir apskritai, kai tam tikroje rinkoje yra perviršis specialistų, tada yra aštri konkurencija ir aš turiu kaip kandidatus, turiu išsiskirti, gebėti save parduoti, bet mes kaip profesionalai irgi renkamės ir mums lygiai taip pat turi parsiduoti, ar ten, duok Dieve, ne oversellinti savęs, ar neparduoti daugiau negu ten yra ta organizacija. Tai čia dar vienas grėblys, kur kartais užlipama, bet tas pirkimas, pardavimas yra, manau, iš visų pusių kiekviename etape, kiekvienoje komunikacijos detalėje, kuri vyksta tame atrankos procese. Ir, aš net kaip vadovas, gal ten pardavinėjau tik vėliau, mano dar organizacija prasidavinėjau per visą savo egzistavimo laikotarpį, kol mes turim tokį darbdavio įvaizdį ir tokį parsidavimo automatinio proceso suformuotą, koks yra dabar. Čia toks, kur labai, labai filosofinis. Aš vis tiek manyčiau, kad tas pirkimas, pardavimas, taip jisai vyksta, bet ko mes siekiam, tai yra suprasti, ar mums šitame santykėje, kurį mes čia bandom suprasti, ar šitas santykis yra įmanomas. Darbinis. Ne? Tai ar čia mums tinka komunikacija, mums tinka, ką atsineša ir viena ir kita pusė pasiūlyti ant stalo į tą santykį, ar jis bus lygiavertis, ar panašiai. Tai man toks yra vis tiek, atsimušam į santykio kūrimą, nes tik jeigu yra santykis, vis tiek, jeigu darbas grįstas, tik tai aš įdėjau savo 8 valandas, tu man davėjai mano 2000,
Nu, ten daug ilgai gal ir nesitęs, nes bus ateis Paprasti santykiai tokie. labai paprasti, bet nu, mes nesam ant tiek paprasti, kaip nu, žmonės nėra tokie paprasti, kad jiem būtų ok, nu vis tiek kažkaip prisijam tą savo tapatybę su darbu ir norim daugiau, gal ne visi ateinam draugų ieškoti, bet žiūrėk, kažkokio to santykio vis tiek norim iš to darbdavio, su savo tiesioginiu vadovu, su kolegomis, nu, prisirišam prie siekiam tos bendros misijos ir rezultatų, kuriuos sutarėm, kad sieksim tais metais, nu, bet vis tiek gaunasi daugiau. Žiūrėk, tu paminėjai žodį oversellingas. Tai reiškia, mes parduodam daugiau, negu kad iš tikrųjų mes turim. Taip. Ir čia gali būti ir iš to samdančio vadovo pusės arba organizacijos pusės, ir gali būti ir iš kandidato pusės. Taip. Mano klausimas, žinai, koks yra? Kaip atpažinti, matyt, čia ir kandidatams, ir organizacijom, ir vieniem, ir kitiem. Gerai, kalbėkime apie pardavėjų bendruomenę. Gerai. Mūsų klausosi pardavėjai greičiausiai, arba pardavimo Jiem vadovai. jie gerai save parduoda. Kiek Nu va, teko ir kaip tada atpažinti vadovui, kada čia yra pardavėjas, nu, kaip pasakyti, kada pardavėjas neparduoda daugiau, negu jis yra. Ir aišku, kaip pardavėjui atpažinti, nes pardavėjas yra dažniau labiau pardavėjas negu pirkėjas, bet aišku, įgūdis niekur nedingsta. Tai kaip atpažinti, kad organizacija neparduoda daugiau, negu kad iš tikrųjų jinai yra. Nes aš klausiu dėl to, kad aš labai dažnai susiduriu su tokiom istorijom, kur, nu va, čia viskas atrodė gerai, čia aš atėjau ir gavosi visai ne tai, ko aš tikėjausi. Arba organizacijai, nu va, atėjo, pardavė, pabandėm, nieko nesigavo. Aš pats tokią patirtį turiu. Atrodo, puikus žmogus, viską žino, viską gali, viską moka, tuoj ateis tenai, nugriaus kalnus. Ten pakils į kosmosą, laukiam, to prie kilimo aikštelį stovim, nieks nekyla. Nu, labai taip dabar toks, matyt, kad išskaidykim, va taip, pirmiausia, paimkim tą, kaip nusipirkti teisingai tą pardavėją, ar ne, kaip pasitikrinti man, kaip samdančiajam vadovui, kad čia yra, kad galbūt yra taip, kaip tas žmogus sako. Tai yra keli, nu ne tai, kad būdai, bet nu, keli įrankiai, keli etapai, kaip man tą pasidaryti. Tai iš CV, visi CV gali pasirašyti labai gražiai, susidės tuos raktažodžius, kurie buvo skelbime ir visi mes... Dirbtinis intelektas dabar rašo tokius CV, fantastika. Ir sutampa viens prie vieno to, ko man reikia. Fantastika. Bet matyt, tikrinimasis prasideda tada, kai žmogus ateina į interviu. Tai situaciniai elgsenos klausimai, matyt, yra vienas iš pagrindinių dalykų, kaip man išgauti ir suprasti, ar žmogus tikrai darė ir kaip elgtųsi tam tikrose situacijose, jeigu, nu, vat, kokias mes turim. Nes tai, ką žmogus... Duok pavyzdžių. Gerai. Nes ne visiems aišku, kas yra situaciniai arba elgsenos klausimai. Gerai, tai situacinis klausimas, na, sakykime, situacija, ten pardavėjai, ar ne, klientas, vėluoja kliento pristatymas 2 savaitės, ką tu kaip pardavėjas tokiu atveju darai? Šitą situaciją kaip tu elgtumeisi? Kaip tu elgtumeisi, taip. Tai tas pastatai į situaciją ir tokių vat klausimų, nes tuos klausimus ne iš oro reikėtų formuluoti, bet iš darbo turinio, kur iš tų situacijų, su kuriomis jau susiduria likusiai darantys tą patį darbą. Taip. Tai ir per tas dalis tu gali išgirsti, arba žmogus jau buvo situacijose, arba jisai turi mąstymą ir gebėtų susidoroti. Tai pasitikrinti, net jeigu žmogus niekada to nedarė, tai ar jisai gebėtų padaryti taip, kaip tu įsivaizduoji, kaip turėtų būti pasielgta toje situacijoje teisingai. Tačiau vieną katę iš maišų ištraukim. Tada kita dalis yra, čia ypač pardavėjam, tai skaičiai, pavyzdžiai, įrodymai konkretūs, tai kiek aš klientų turėjau, kokią apyvartą dariau, jeigu ne apyvartą, gerai, tai
šitą profitą. Kokie rezultatai pasiekti? Kokie Kaip jūs juos rezultatai matuojate? skaitiniai ir galbūt net ir tokiose situacijose, kokias aš situacijas suvaldžiau, vėlgi tai irgi yra rezultatas, ar ne, kad ten, nu, vat, ištraukiau klientą, kuris ten jau visiškai buvo per duris beišeinantis. Nu ir vat tokie pasiekimai, kuriuos žmogus gali labai konkrečiai įvardinti, yra dar vienas toksai, nu ne tai kad saugiklis, bet dar viena identifikacija, kad taip žmogus buvo darė. Tai čia aš išgirdau, bet tai nebūtinai yra tiesa, žmonės gali prisigalvoti. Aš čia galiu milijonų pripaišyti, kiek noriu. Be abejo. Tai tada yra ta dalis, kur aš vis tiek, rekomendacijų rinkimas procese yra irgi labai svarbus. Ypač pardavėjų rekomendacijų. Ir čia aš labai rekomenduoju, matyti samdantiesiam vadovam daryti 360. Ką reiškia, kad aš paklausiu, jeigu yra galimybė, tai tavo nedabartinio darbdavio, bet prieš tai buvusio tiesioginio vadovo, jeigu dabar ten žmogus, nežinau, dirba jau kaip aš kokius 9 metus organizacijai, tai kas tam prieš 9 metus klausimą kieno ten. Tai, pavyzdžiui, gal buvęs tiesioginis vadovas jau nebedirba iš to organizacijos, aš tada jo galiu paklausti. Gali man kontaktus duoti, mano kandidatas duoda man kontaktus ir aš tada paklausiu tos teisybės kaip apie tą žmogų. Tai tiesioginis vadovas, kolega, buvęs kolega, ar ne, dabar, buvęs kolega, dabartinių neklausim, bet viskas vis tiek su kandidato sutikimu būna. Tada klientas, ar ne, yra irgi labai geras identifikatorius, pardavėjų, ar ne. Duok klientą man kažkokį savo, kurį tu, su kuriuo tu bendravai ir kuriam tu vertę kūrei. Tai šitie 3 matyti yra, ir jeigu mes dar samdom pardavimų vadovą, dar pavaldinį pridedam, ar ne? Tavo pavaldinį, mes iš tos lyderystės gebėjimo vadovauti pusės. Tai tas 360 yra matyti saugiausias būdas pasitikrinti ir čia toks, tai mūsų rinkoje yra priimta rinkti rekomendacijas, bet dar kartą užtvirtinu, tik su kandidato sutikimu ir tik kandidatas gali duoti tų žmonių kontaktus. Jeigu samdom pirmuosius, šviežius žmonės, ar ne, tai mes galim prašyti dėstytojų, kažkokių darbų vadovų, galim prašyti, kur praktikas atlikinėjo žmogus, darbus kolegų, su kuriais darė bendrus, tai kad dar suprastumėm tų šviežiai ateinančių į rinką žmonių kompetenciją, gebėjimus, asmenybę ar panašiai. Čia tai dar vienas toks įrankis ir etapas. Ir tada mes ne veltui turim bandomąjį laikotarpį. Ir čia atrodo, jau lengviau atsikvėpė, priėmė tą pasiūlymą, pasirašė sutartį, nėra ta dalis, kurį mes jau lengvai atsikvėpsim kaip samdantieji vadovai, nes mes dar turim visą bandomąjį laikotarpį, kur ne veltui jisai egzistuoja. Tai šitoje vietoje irgi tikrinamės. Ir čia yra labai pigus, vis dar labai pigus būtų, gerai, sumokėm tą agentūrą iki 1 darbo dienos kažką, bet agentūra be abejo duoda garantijas. Garantijos yra, taip. Dar irgi galim... Nerizikinga dar. Taip. Tai šitoje vietoje mes irgi turim vis dar nepamesti tokio fokuso, tai ko aš tikiuosi, pirmiausia, savo įsivardinti, tada tam žmogui pasakyti, ko aš tikiuosi iš tavęs per 1 ir per 3 mėnesius, ką aš turiu pamatyti, ko aš iš tavęs... Yra pozicijų, kur aš tikiuosi tik, kad tu suprasi produktą, nes jis yra tiek kompleksinis, kad tu išvažinėsi su kolegomis į susitikimus su klientais ir tu suprasi tą pardavimo ciklą, kaip mes darom. Gebėsi pats pravesti susitikimą su klientu ir ten gal dar tave pašešėliuos, bet aš kaip tiesioginis vadovas pašešėliuosiu. Bet iš šitoj vietoje mes turim būtinai dar nepamesti tos minties, kad čia dar yra laikas tikrintis. Pigus laikas tikrintis. Tu pasakei labai, labai gerą mintį, kurią aš įtariu, kad daug kas praleidžia. Tai tam žmogui aiškiai pasakyti, ką mes norim pamatyti per tuos 3 mėnesius, arba ko tikimės, ką tikimės pamatyti. Taip. Tai aš taip įtariu, kad tikrai nedažnas tą pasako. Jisai pasako, ką tas žmogus turi padaryti. Bet ką mes turėtumėm pamatyti, čia gera mintis. Taip, ir tai turi būti pirmo one-to-one
pirmą žmogaus darbo savaitę susėdimas, kada aš aiškiai iškomunikuoju, kokia kryptimi iš vis žmogus tas turi judėti, kad aš nuspręsčiau jį pasilikti organizacijoje, savo komandoje, po savo lyderystę. Tai šitoj vietoj, ir aš dar gal iš kitos pusės, jau gal pereinant prie kandidato, ar ne, čia mes iš kitos pusės pradedam, bet kaip kandidatui tikrintis žmogui, kad čia tikrai ne ką tą maišę parduoda man organizacijai. Lygiai tas pats bandomasis laikotarpis. Ir lygiai tas pats pokalbis pirmą savaitę, pirmas one-to-one'as, aš turiu savo tiesioginiam vadovui pasakyti, tai ką aš vertinsiu 3 mėnesius. Nes aš lygiai taip pat renkuosi kaip žmogus likti, ar ne, šito organizacijoje. Ir kai kurie vadovai, aš suprantu, pamiršta, kad bandomasis laikotarpis yra iš abiejų pusių. Tikrai taip, čia mes atrodo, mes esam karaliai ir čia mūsų sprendimo teisė ir staiga išeini. O tai kas atsitiko? Tai jūs nepraėjot bandomojo, direktorių. Jo, ir tada, bet čia irgi, dažnai net žmonės savo neturi atsakymo ir jie pajaučia kažkur ten žarnuose, kad man, ne okei, ne feng shui. Taip, jausmas, kartais, taip. Ir tai yra labai validu. Bet mano noras visada yra, kad kiekvienas žmogus kaip kandidatas savo atsakytų, ateidamas į tą pirmą darbo dieną, tai kaip aš matuosiu šitą organizaciją, pagal kokius kriterijus, ne tai, kad mokės laiku atlyginimą, tos socialinės garantijas ir gal įmonės automobilį. Ir kad ofise yra tualetas, nereikia įti gatvę. Čia mažiausiai, dar gal kavos, čia bonus point, jeigu bus nemokamos kavos ir pieno. Tai šitoje vietoje yra dalis, kur mes kaip kandidatai pamirštam atsakyti savo ir tada iškomunikuoti savo tiesioginiam vadovui. Tai kaip su suaugusiam santykyje. Dviejų suaugusių pokalbis. Taip, o ne aš čia mažesnis ir tu didesnis, tavo galios didesnės, suspręsti, čia aš tiksiu ar netiksiu. Ir neduok Dieve reikės mane atleis, ar ne, arba žmogus išeis iš manęs, iš mano komandos kaip vadovų. Tai nebus jau gal nuostaba tokia, nes mes žinojom, ką matuojam ir yra arba nėra. Taip. O žiūrėk, jeigu pusę žingsnio grįžta atgal, mes kalbėjom, kaip atpažinti tą tikrą pardavėją, kaip jį pamatyti, tai yra, ką jis iš tikrųjų gali, užduodant klausimus. Bet dabar žiūrėk, kaip atpažinti savybės, pavyzdžiui, atsakingumą, arba kažkokius tai vertybinius dalykus, ten gebėjimą bendradarbiauti. Tie dalykai, kurie kartais net tam vertybiniam lygmenyje yra, gali būti apibrėžti. Ką žmogus padarė, ką jisai ten, kam pardavė ir kokius ten klientus turi, tai ta dalis aiški. Bet kaip atpažinti, kiek tas žmogus kaip asmenybė mums tinka, ten su savo visom vertybėmis, įsitikinimais, nuostatom. Kaip ten bebūtų, bet asmenybės testai irgi gali būti būdas eigoje suprasti. Aš esu turėjus, dabar kitaip persivadinęs, buvo anksčiau toks vadinosi Profile XT, bet mes turim Tripodą, mes turim dabar Great People Insight. Čia tokie, kas svarbu, naudoti Lietuvoje sertifikuotus testus, ne kažką iš interneto išsitraukus duotus pildyti. Bet vietoje, kad žmogus galėtų pildyti savo kalbą, jo gimtąją kalbą ir būtų ir skalės pritaikytus ir visą ką. Bet kas yra svarbu tuose testuose, man labai patinka testai, kurie įtraukia samdantį vadovą, kuris turi užpildyti tą patį testą, sugalvodamas apie tą poziciją, tai kokiu man savybių šitoje pozicijoje reikia, kad žmogus turėtų. Šitą komandą, šitą organizaciją, po manim, kaip po vadovu, kokio aš norėčiau pavaldinio, taip toliau. Jūs užpildo tą testą kaip idealų profilį. Ir tada eigoje kandidatus irgi testuojame, su tuo pačiu testu, ir kandidatas užpildo savo profilį ir mes tada žiūrim, tai koks tas sutapimas. Kiek tinka. Bet čia yra tik įrankis. Niekada joks testas negali būti sprendimo pagrindas, testas gali būti įrankis pokalbiui. Mums reikia 90% bendradarbiavimo, kad žmogus būtų, o pas tavį yra 60.
tai kaip tu bendradarbiauji ir vat, tą temą užvesti, ar ne? Pagilinti, aha. Tada gali jau testas yra, sakau, yra rodiklis, kurį verta aptarti ir ten padiskutuoti, nes nu, visa teisybė gimsta tame pokalbyje. Jeigu žmogus gali pateikti, kad, nu taip, aš vat 60 ir esu, šiek tiek dažniau man patinka turėti reikalų su kitais, o ne dirbti vienam. Tai testavimas irgi gali būti tų mūsų minkštųjų kompetencijų pasitikrinimo būdas ir aš pati labai mėgstu testus, tiek pildyti, tiek analizuoti, komentuoti vat, klientai, kada naudoja testavimą, tai apie tuos kandidatus irgi komentuoti, tai šito irgi nereikia praleisti, kad profesionalas, sertifikuotas žmogus komentuotų testus, o aš gal net atsidariau, pasižiūrėjau, nu va, netinkam, nes neturi tų 30. Testas nerodo. Tik tai čia jau aš suprantu, kad reikia, kad žmogus būtų specialistas, vadovas, kad interpretuos tą testą ir ves pokalbį, naudodamasis efektyviai to testo rezultatais, tai matyt, kad kažin, kaip tu galvoji. Būna, kaip, iš mano praktikos, ar ne, kas yra smagiausia, va toks gal sveikiausias mano galva procesas yra, padarė kandidatas testą, gavo rezultatus. Tai jeigu kandidatas nori, sertifikuotas profesionalas to testo, tame teste, ar neturintis gebėjimą jį komentuoti, jis pakomentuoja tam kandidatui, jeigu kandidatas turi interesą, ir tada komentuoja tam samdančiajam vadovui, va tas įžvalgas sudeda jam į galvą prieš tą finalinį interviu su kandidatu. Vat ką, žiūrėkit, čia viskas gerai, čia nuokrypis, nu, vat skirtumas ten 10% plus minus sutinka, ar ne, bet va šitoj vietoj jums reikia pasigilinti, ar ne, ir čia jūs galite užduoti A, B, C klausimus, mielas samdantysis vadovė. Tai va tas komentuojantis profesionalas gali įgalinti samdantį vadovą, nebūtina samdančiam vadovui sertifikuotis kiekvieno testo. Turbūt būtų. Tai dar brangu, ko gero. Arba, pavyzdžiui, vidiniai HR būna sertifikavęsi tuose testuose ir būna įmonės pasirinkę, tai kokį mes testą perkam ir kokius testavimo metodologiją mes naudojam kaip įmonė. Tai būna šitas tikrai. Svarbiausia, sakau, kad ne parsisiųsti iš interneto kažkokį ten anglų kalbą ir pabandyti ten